Šiandien žiniose matysite. Šiauliečiai sako, kad vienos švarinimosi akcijos miestui yra mažai. Suaugusieji raginami nemokamai skiepytis nuo difterijos ir stabligės. Viešėdama pas senelius nuskendo 2 metų Vilnietė. Labas vakaras, kviečiu žiūrėti žinias. Šiauliečiai, kaip ir visa Lietuva, savaitgalį tvarkė aplinką. Labiausiai miestiečiai stengiasi tvarkyti poilsio zonas. Iš čia išvežta 14 tonų šiukšlių. Švaros akcija Darom visoje Lietuvoje sulaukė daug dėmesio. Į savo miesto ir gyvenvietės tvarkymo darbus kartu su kaimynais atėjo kone visi. Nuo mažų vaikų iki garbaus amžiaus žmonių. Šiauliuose ypač daug miestiečių darbavosi poilsio zonose. Talkšos ežero pakrantę sutvarkę šiauliečiai džiaugiasi, kad pasivaikščioti prie naujojo Šiaulių simbolio lapės dabar bus kur kas maloniau. Mat iš pakrantės iškoptos šiukšlės, buteliai, krūvos nuorūkų. Visi pritarė, kad švaros akcija geras sumanymas ir tikino, kad tokių akcijų galėtų būti ir daugiau. Čia yra kiekvieno žmogaus rūpestis, ką jis turėtų daryti su savo aplinka, nes aplinka pati nesusitvarkys tiesiog. Ir manau, kad jeigu visi bent po vieną kartą gyvenimą surinktumėm bent po kelias šiukšlės, tai būtų iš to šiokia tokia nauda visai aplinkai. Mes kiekvienas turim susitvarkyti po savęs. Tai tikriausiai nebus niką daryti. Tikriausiai, jeigu atvažiuoji su mašinai, paliek aplink švarų. O mintis geras, kai sakoma, kuo daugiau tokių organizatorių, tuo mes neskesim šiukšlių, tai perspėsim ir visi, kaip sakoma, supras, kad reikia daryti švarą tvarką. Gerai jaučiamės, iš tikrųjų, tai taip pat prisijungėme prie visų tautiečių, piliečių, kurie prižiūri tvarką ir mes taip pat irgi norime, kad švaru būtų, gražus miestas būtų. Gimtą miestą tvarkė ir politikai. Šiauliuose išrinktas Seimo narys Andrius Šedžius sako, kad valydamas poilsio zoną prie ežero pastebėjo, kad ji ko gero galėjo būti teršiama tyčia. Politikas piktinosi, kad nemažai žmonių šiukšlės kažkodėl verčia poilsiavietėje, kai aplink pilna konteinerių. Apėjau visą Talkšos ežerą ir iš tiesų takeliai nėra labai prišiukšlinti, viena kita šiukšlė. Tiesiog koncentruotai yra supilta šiukšlės į tam tikras vietas, kur matos yra privažiavimai, kur toliau nuo akių. Ko gero žmonės iš tiesų veža ir supila šiukšlės. Labai keista, Šiaulių mieste yra daug konteinerių, daug vietų, kur galima išpilti šiukšlės ir neteršiant aplinkos. Iš miesto išvežta 10 tonų šiukšlių. Išvalytos visos gausiai lankomos vietos – parkai, skverai, ežero pakrantė, gyvenamų mikrorajonų želdynai. Šiaulių politikai siūlo patvirtinti projektą, kuris suteiktų lengvatų darželius lankančių vaikų tėvams. Esą jei tėvas ar motina dirba pamainomis ar priversti imti nemokamas atostogas, už ikimokyklinės įstaigos lankymą mokėti nereikėtų. Šiaulių miesto tarybos politikai siūlo didinti lengvatų skaičių lopšelius darželius lankančių vaikų tėvams. Esą papildomų punktų įtraukimą diktuoja pasikeitusi darbo rinkos situacija. Vis daugiau jaunų tėvų priversti koreguoti darbo grafikus, trumpinamos darbo valandos, skiriama daugiau laisvų dienų. Tačiau pagal galiojančius sprendimus mokesčiai už darželį dėl to negali būti mažinami. Buvo įtraukta, kad mokamo atostogų metu nereikėtų mokėti ir taip pat kai vasaros mėnesiais. Tačiau ypač šiuo metu labai populiaru, kad žmonės išleidžiami nemokamą atostogų ir manau, kad ta problema dar aštresnė, kai žmogus negauna pinigų, jis turi mokėti už darželį. Kreipėsi nemažai jaunų žmonių, kuriem yra problema ir prašė padėti. Politikas sako, jog tuo pačiu nuolaidas reikėtų įteisinti ir pamainomis dirbantiems tėvams, kad pastarieji, turėdami laisvų dienų, galėtų nevesti vaikų į darželius ir taip sutaupyti dalį mokesčio. Esą nepaslaptis, kad kitaip negalėdami pateisinti vaikų nelankymo, dabar tėvai prašo gydytojų ligos pažymų. Tačiau atrodytų reikalingas projektas savivaldybės valdininkų palaikymo kol kas nesulaukė. Finansininkai nusprendė, kad dėl naujų lengvatų įvedimo didės išlaidos. Švietimiečiai sprendimo išvis nepateikė. Suderinimo lape taip pat visi pasirašė išskyrus švietimo skyriaus vedėją. Taip pat nematau parašo. Nežinau kodėl, ar dar nespėjo, ar irgi čia kažkas tokio. Nelabai suprantama. Aš manau, kad čia yra kaip tik spręstimas dalykas, ypač dabar, kai yra tokia padėtis ekonominė, kad reikia eiti į pagalbą žmonėms. Už politiko pasiūlytą pataisą suteiksiančią daugiau lengvatų jauniems tėvams, tarybos nariai turėtų balsuoti jau kitos savaitės pabaigoje.
Visoje Lietuvoje, tame tarpe ir Šiauliuose, žmonės raginami skiepytis nuo difterijos ir stabligės. Gydytojai sako, kad šiauliečiai skiepus kol kas ignoruoja, tačiau tai vienintelis būdas užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui. Visuotinis gyventojų skiepijimas šalyje buvo vykdomas prieš gerą dešimtmetį, tuomet pasiskiepijo 2 milijonai lietuvių. Gyventojai sulaukę 26 ir vyresni raginami skiepytis nuo difterijos ir stabligės. Tokia vakcinacija jau buvo vykdoma prieš 10 metų, tuomet pasiskiepijo 2 milijonai Lietuvos gyventojų. Gydytoja imunologė sako, kad šiemet šiauliečiai kol kas skiepijasi vangokai. Tuo tarpu difterija yra viena sunkiausių infekcinių užkrečiamųjų ligų. Stabligė taipogi gali sukelti mirtiną ligą. Stabligė yra pavojinga tuo, kad mes labai daug kas nešioja savo žarnyne stabligę ir stabligės lazdelė pakliuvus į dirvą, jinai tenai dirbant mums, liečiantis su žeme arba netgi katinėliai ir visi kiti mūsų apdrasko ir galim mūsų užkrėsti stabligę. Pasak gydytojos, pirmais metais vaikas skiepijamas 3 kartus, po to 1,5 metų, 6 ir 16. Vėliau skiepai suaugusiems atliekami kas 10 metų. Šiemet ypač raginami pasiskiepyti 30–50 metų amžiaus žmonės, nes sergamumas šioje amžiaus grupėje didžiausias. Skiepai kol kas vienintelis būdas ligai valdyti. Ta medžiaga, čia ne kokia gyva bakterija ar kas nors, bet tas išskirtas nuodas, specialiai apdorotas, kad neduotų organizme kažkokių didelių reakcijų, bet užsikrėtus ar difterijos lazdele, ar stabligės lazdele, kad jisai veiktų ir neleistų pasireikšti ligai. Kito kelio nėra kito kelio apsisaugoti nei stabligė, nei difterija. Nėra. Yra tik vienintelis kelias – skiepas. Skiepytis gyventojai gali ištisus metus. Visiems šiauliečiams skiepai nuo pavojingos difterijos ir stabligės yra nemokami. Kasmet pavasarį kelios dešimtys Šiaulių kolegijos studentų jėgas išbando geriausio elektriko ir geriausio automobilininko konkursuose. Tokie renginiai organizuojami minint specialybės dienas, kurios aukštojoje mokykloje jau tapo tradicinėmis. Šiaulių kolegijos studentai tradiciškai kiekvienų metų pavasarį varžosi dėl geriausio elektriko ir geriausio automobilininko vardo. Tokie konkursai organizuojami minint specialybės dienas ir sulaukia išties didelio ne tik smalsuolių, bet ir dalyvių būrio. Pasak elektros inžinerijos studijų katedros atstovų, daugiau kaip prieš 100 metų Rietave grafo Oginskio dvare įkurta pirmoji elektrinė. Tais pačiais metais balandžio 17-ąją Rietavo bažnyčioje sužibo ir pirmasis elektrinis sietynas. Būtent šios progos atminimui kolegijoje tradiciškai ir minima energetikos diena. Studentai jėgas išbando teorinėme bei praktinėme konkursuose. Šiemet geriausia elektrikų grupė pripažinti elektros ir automatikos įrenginių studijų programos pirmakursiai. Tuo tarpu transporto inžinerijos studijų katedra aiškinosi, kasgi vertas geriausio Šiaulių kolegijos automobilininko vardo. Čia jaunuolių laukia net 4 rungtys. Dalyviai atliko kelių eismo taisyklių testą bei kitas užduotis. Teko pademonstruoti ir praktinio vairavimo įgūdžius. Nugalėtojų laurų šiemet pelnė autotransporto elektronikos studijų programos antrakursis Tautvydas Šileikis. Jis su šiauliečių komanda ir turės atstovauti Šiaulių kolegijai gegužės 20 dieną Marijampolėje vyksiančiame respublikinėme konkurse. Informacija sodininkams. Balandžio 23–25 dienomis Šiauliuose adresu Bielskio gatvė 16 organizuojama pavasarinė sodinukų mugė. Jos metu bus renkamas ir solidžiu prizu apdovanojamas šauniausias sodininkas. Koncertuos atlikėjas Mantas. Tęsėme žinias. Šiaulių Romuvos gimnazijoje susirungė būsimieji mokslininkai. Čia vyko gamtamokslinis eksperimentinis konkursas. 8 miesto mokyklų gabiausi fizikai, chemikai ir biologai atliko universiteto dėstytojų parengtas užduotis.
Gabiausius būsimuosius mokslininkus Šiaulių Romuvos gimnazija pakvietė išmėginti jėgas netradicinėme renginyje. Pirmą kartą mieste surinktas gamtamokslinis eksperimentinis konkursas. Jis skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Po 6 atstovus iš visų miesto gimnazijų ir Gegužių vidurinės mokyklos konkurse dalyvavo susiskirstę į komandas. Kiekvienos komandos nariai po 2 atliko chemijos, fizikos ir biologijos užduotis. Nugalėtojai rinkti susumavus visos komandos surinktus balus. Kaip pasakoja konkurso sumanytoja, tai bene pirmasis toks renginys, kai mokiniai turi pademonstruoti ne tik teorinės, bet ir praktinės žinias. Anot Kristinos Gerčaitės konkurso užduotys tikrai sudėtingos. Jas parengė Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakulteto dėstytojai. Turi kažkokias tai medžiagas, kažkokius tai prietaisus, turi sugalvoti hipotezę, kažką įrodyti, turi sugalvoti hipotezę, turi surasti sprendimo kelią ir atlikus kažkokius eksperimentus, pasižiūrėti, kokios išvados gauna, ar jiem pavyko tą įgyvendinti, ko prašo ar ne. Tai yra pakankamai rimtos užduotis, kuriuose, aišku, mokyklinių žinių kaip ir pakanka, bet labai daug reikia išradingumo, reikia praktinių žinių daug turėti, kad galėtų sėkmingai jas įgyvendinti. Konkurso iniciatorė pasakoja, kad apie tokį renginį svajota jau seniai, tačiau tam nebuvo galimybių. Gimnazijoje veikė tik viena laboratorija. Po rekonstrukcijos ji modernizuota ir įrengtos dar 2 naujos. Taigi konkurso dalyviai turi galimybę atlikti eksperimentus, naudodami visą reikiamą įrangą. Tiek žinių šiandien, toliau laidoje Kultūra. Gero vakaro. Gerą vakarą. Kaip įprasta savaitę pradedame su kultūros naujienomis. Vaikų pamėgtas Šiaulių Lėlių teatras Avilys naujausiame spektaklyje laukė suaugusiųjų. Pristatyta premjera Suprasti noriu savo nesuprantamą likimą, pasak režisierės, skirta žmonėms pasiilgusiems grakštesnio, subtilesnio pasaulio. Naujasis spektaklis jungia tekstą, šokį, plastiką ir gyvai atliekamą muziką. Suprasti noriu savo nesuprantamą likimą. Taip vadinasi naujausias Šiaulių Lėlių teatro Avilys spektaklis suaugusiems. Premjeros režisierės pagrindinį vaidmenį atliekančios aktorės pasakojimu čia skamba Juozo Grušo ir Balio Sruogos tekstai, gyvai atliekama muzika. Rita Kiškūnaitė sako, kad tai Barboros Radvilaitės ir Bonos dialogai, tačiau spektaklis nėra apie istorinės asmenybės. Mes net ir nesistengėme jų kažkaip tai parodyti istoriškai, kažkaip jas ten nupiešti. Mes tiesiog stengiamės parodyti 2 moteris, mylinčias, kenčiančias, kovojančias, piktas, gražias, geras, blogas, įvairiausias. Tai va, toks spektaklis apie 2 moteris. Spektaklyje Bonos ir Barboros Radvilaitės vaidmenis palydi violončelės ir fleitos skambesiai. Muzikinį vaidmenį kuriančios profesionalės sako, jog tai joms buvęs tikras iššūkis ir tuo pat metu neįkainojama patirtis. Tai man pirmas kartas, kai tenka su aktoriu kažką tai daryti ir pati save pastebėjau, kad net nejučiom įsitraukiu į tą vaidmenį. Ir muzikos garsais tiesiog, kaip čia pasakyti, liktai ir pati įsijaučiu tą vaidmenį. Visus žodžius išgirsti, ką jinai sako ir automatiškai, net negalvodama jaučiu, kad aš jau ten gyvenu tame vaidmenyje. Tai tikrai įdomu. Režisierė Rita Kiškūnaitė pasakoja, kad šis spektaklis pareikalavo ypatingai daug jėgų ir intensyvaus darbo. Mat jis jungia net kelis menus – literatūrą, šokį, plastiką ir muziką. Galbūt todėl, kaip tikisi aktorė, ši premjera taps atgaiva pasiilgusiems subtilesnio pasaulio. Visada vidinė žmogaus kova yra parodoma. Tie angelai, demonai, kurie gyvena mumise, jie ten kovoja kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir tai yra rodoma. Bet tiesiog žmonėms, kurie tikrai gal truputėlį pavargę nuo viso to, nuo buities, nuo kasdienybės, nuo pinigų, nuo darbų kažkokių materialių tokių, tokia truputėlį susimastymui, patylėjimui, paklausimui. Suprasti noriu savo nesuprantamą likimą – tai antras Avilio spektaklis suaugusiems. Prieš keletą metų mažųjų žiūrovų tėveliai kviesti į nuotaikingą groteską – vakaro kabaretą Serenada.
Šiaulius garsinantis dabar jau tarptautinis aukštųjų mokyklų teatrų festivalis Po saule baigėsi. Penktadienį po paskutinių spektaklių jis uždarytas ūžiant brolių lietuvių ir latvių liaudies žaidimams, šokiams ir dainoms. Nurimus festivalio šurmuliui organizatoriai ir dalyviai neslepia jau svajojantys apie kitą teatralų susitikimą Po saule. 3 dienas mūsų mieste karaliavęs tarptautinis aukštųjų mokyklų teatrų festivalis Po saule penktadienį paskelbtas uždarytų. Tačiau vos išlydėję bičiulius namo į Latviją, Turkiją ir Jungtines Amerikos valstijas, organizatoriai jau kuria planus ir puoselėja svajones kitiems metams. Mat jubiliejinis 5. festivalis rengėjų tikinimų pranoko visus lūkesčius. Visas 3 dienas mokomajame teatre vos tilpo norintys pamatyti dalyvių spektaklius. Didžiulį įspūdį patiems būsimiesiems teatralams paliko festivalio naujovė – kūrybinės dirbtuvės, kuriuose scenos meistrai dalijosi patirtimi ir vedė pamokas jauniesiems aktoriams. Kaip ir kasmet festivalyje teiktos nominacijos ir apdovanojimai. Kiekviename spektaklyje komisijos nuomonė talentingiausiems merginai ir vaikinui skirta po jaunosios teatro vilties diplomą ir statulėlę. Taip pat įteiktos nominacijos už garso režisūrą, už įžūlų ansambliškumą, už profesinę partnerystę scenoje ir už spektaklio vizualumą. Festivalio sumanytoja ir organizatorė Marija Žibudienė džiaugiasi, kad idėja pasikviesti užsienio universitetų teatrus pasiteisino. Turkijos ir Jungtinių Amerikos valstijų kolektyvai sulaukė bene didžiausio dėmesio. Be to, tai buvo puikiai galimybė susipažinti su skirtingomis mokyklomis, skirtingais pedagogų metodais. Festivalio Po saule iniciatorė sako, kad bendradarbiavimo ryšiai išties dar labiau sutvirtėjo. Paskutinę dieną po spektaklių festivalis uždarytas projektu Baltų vienybė Po saule. Mokomojo teatro kiemelis skambėjo nuo lietuvių bei latvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų, prie kurių mielai prisijungė ir Turkijos bei Amerikos atstovai. Marija Žibudienė prasitarė kitiems metams turinti didžiulių svajonių, tačiau kol kas jos laikomos paslaptyje. Aišku tik, kad 6. aukštųjų mokyklų festivalis Po saule Šiauliuose būtinai skleisis. Šį vakar tiek. Jaukaus vakaro ir nuotaikingos savaitės. Euforija. Garsas, kuris priverčia kūną virpėti. Muzika, kuris skatina judėti. Naktinis klubas Euforija. Geriausi DJ, populiariausi hitai. Vilniaus gatvė 173 Šiauliai. Euforija. Šiaulių rajone Miškuičių miestelėje viešėdama pas senelius nuskendo 2 metukų vilnietė. Mergytės pasigėdę senelį apieškojo sodybą ir rado vaiką tvenkinyje už tvarto. Mažylė greičiausiai nuskendo, kai kelioms minutėms seneliai nuėjo į kambarį. Likusi viena mažylė nuėjo už tvarto, kur yra tvenkinys, ir greičiausiai suklupo vandenyje ir negalėjo atsikelti. Kai vaiką rado seneliai, mergytį jau nebebuvo galima padėti. Kitas skenduolis rastas Šiaulių miesto pakraštyje. Kūną pastebėjo gyvenvietės žmonės. Manoma, kad senokai nuskendusi žmogų čia atplukdė vanduo. Kol kas žuvusiojo asmenybė nežinoma. Šįryt Radviliškyje gausios ugniagesių pajėgos gesino liepsnojantį medinį namą. 5 cisternos nelaimės vietoje dirbo kelias valandas. Užgesinti ugnį trukdė savininko į namus per 10-metį sutemto šiukšlės. Apie atvirą liepsną degantį namą ugniagesiams pranešė kaimynai. Gyventojai neslėpė seniai tikėjęsi nutiksiant nelaimę, nes senyvas namo savininkas buvo ypač netvarkingas. Į namus be perstojo nešęs karmalus ir rakandus, jo kieme nuolat valkiojosi katės ir šunys, laksto neprižiūrimos ožkos. Musikės, netgi orlaidės negali prisidaryti, musikės liekdavo. Nuo ožkų, nuo viską, nuo to smirdalynės krūvų. Su dviračiu iš šiukšlyną. Su tačka važiuodavo iš Savartyno. Iš konteinerių. Prisirinkdavo kokie 6 kibirai užkabyti, da maišas ant bagažniką įvažiuojasi. Verandui to, žinokit, pilnas karmalų. Taip, viena pusė karmalų, kitas. Ir padarytas takas. Kaip aš vadinu, kaip tunelį. Tunelis įeini. Atvykus ugniagesiams gaisras buvo smarkiai išplitęs.
Kad ugnis nepersimestų į arčiausius pastatus, ant stogų buvo liejamas vanduo. Nors gaisras užgesintas iki pietų, nelaimės vietoje buvo dirbama kone iki vakaro. Į sąvartyną 2 sunkvežimiais buvo vežamos šiukšlės. Skudurus rankiojo ir savininkas. Vyras teigia, kad gaisras kilo nuo lempos, tačiau šią versiją dar turės patikrinti ugniagesiai. Priežastį tikslę pasakyti kol kas sunku, bus tikslinama, kada bus galima apžiūrėti patalpos, nes jos yra užkrautos senais daiktais, skudurais, tiesiog dar negalima patekti ir apžiūrėti nuodugniai. Tikėtina, aišku, taip pat žmogaus nesargumas ar tai netvarkinga elektros įranga instaliacija. Kaimynai nuogastauja, kad netrukus gaisras gali kilti ir Pensininko tvarte, nes čia taip pat pilnas karmalų. Gyventojai vyrą nekartai kalbinėjo susitvarkyti, tačiau šis į aplinkinių pastabas nekreipė dėmesio. Šįryt Šiaulių centre prekybos centro Maxima stovėjimo aikštelėje užsidegė lengvasis automobilis BMW. Mašinos savininkas pasakojo automobiliu atvykęs apsipirkti. Važiuodamas nieko įtartina nepastebėjo. Kai nuskubėjo į prekybos centrą, iš po variklio dangčio pliūptelėjo ugnis. Gaisrą pamatę žmonės iškvietė ugniagesius. Šie gaisrą užgesino per kelias minutes. Per gaisrą nesmarkiai apdegė variklio skyrius. Patirtus nuostolius savininkas tikslina. Pirminiais duomenimis ugnis įsiplėskė dėl elektros instaliacijos gedimo. Dėmesio, balandžio 24-25 dienomis Europos motokroso čempionatas Šiauliuose, Aleksandrijos trasoje. Silpnų nebus, ateik ir kaukis kartu. Daugiau informacijos, renginio mecenatas Šiaulių miesto savivaldybė, renginio ryšys Omnitel, Savaitgalį Šiaulių teniso mokykloje įvyko Lietuvos atvirasis taekvondo čempionatas, kuriame kartu su geriausiais Lietuvos sportininkais dėl medalių varžėsi dar 6 valstybių taekvondistai. Surengtos visų amžiaus grupių varžybos, nuo vaikų pradinukų iki suaugusiųjų. Jungtinė Šiaulių Atžalyno sporto mokyklos ir Šiaulių kovos menų centro komanda čempionate užėmė 2. vietą. Pirmi buvo Rusijos Kaliningrado miesto sportininkai. Suaugusiųjų grupėje šiaulietis Aurimas Okockis užėmė 2. vietą. Sidabro medalį iškovojo ir Benas Žilinskas 15-17 metų amžiaus grupėje. Jaunučių varžybose aukso medalį iškovojo Aurimas Klemas. Vaikų grupėje nugalėtojais tapo Mantvydas Smilgis ir Gabija Jokšaitė. Varžybų šeimininkus iškovojusius prizinės vietas treniruoja Marius Kantauskas ir Romualdas Montvydas. Šiltas ir ekologiškas, ilgaamžis ir patvarus, nebrangus ir akiai mielas. Medinis namas jūsų sveikatai ir laimiai. Tokį ir dar gražesnį per 2 mėnesius pastatysime jums. Dariaus Beconio įmonės namai, čia prasideda jūsų šeimos istorija. Antradienis numatomas apsiniaukęs, tačiau be lietaus. Naktį galimos šalnos net iki 3 laipsnių, dienos sušils iki 9. Bus nepastoviai debesuota, pūs nestiprus šiaurinės krypties vėjas. Prekybos centre Bruklinas visą savaitgalį šurmuliavo namų interjero mugė. Vienoje komplekso erdvėje susibūrė baldus, buitinė technika, dekoravimo prekes, interjero detalės ar tiesiog malonės namų smulkmenas siūlantis prekybininkai. Čia pat išdėlioti ir autentiški buities rakandai nebūtų padarę gėdos ir muziejaus fondams. Į mugę savo produkciją atgabenę verslininkai įsitikinę, kad toks kelias pas pirkėją daug lengvesnis, kai tam tikros paskirties prekės sukoncentruotos konkrečioje vietoje. Taip yra galimybė
galimybė ir būdas prieiti arčiau, nes žmonės toliau išrankėja, sakykime, darosi išrankesni, jie nori koncentruotai, gauti koncentruotai. Ir iš tikrųjų tokias kryptingos mugės kaip ši labai geras variantas. Namuose darant kažkokius darbus, rekonstrukcijas, pamatyti tiesiog šiuolaikiškas galimybės. Prekybos centre Bruklinas įvairios mugės ir ypatingos akcijos organizuojamos jau seniai, o interjero mugė specialiai sumanyta pavasarį. Esą dabar pats metas planuoti būsto atnaujinimą, remontą, namų ir aplinkos puošimo darbus. Kadangi Brukline yra daug įmonių prekiaujančių namų interjero detalėmis, todėl nusprendėme sukviesti visus ir parodyti šiauliečiams, ką Bruklinas turi, ko prekiauja. Savaitgalį į Brukliną užsukę šiauliečiai sakė, kad netuščiai smalsauja. Mugės lankytojai dažniausiai ieškojo originalių smulkmenų ir ypatingų dizaino sprendimų. Manau, daugiausiai naujienas traukia. Norėtųsi pamatyti kažką naujo, kas neteikiama parduotuvėse, kas išsiskiria iš bendrą mūsų pripratimą, požiūrį. Pas mane yra židinys, kažkoks interjeras, dar kažką, tai tiesiog sumastai kažkokią detalę pridėti. Kažką tokio įdomus, net netradicinio. Bene daugiausiai dėmesio sulaukė dizaino galerija iš Vilniaus daiktų viešbutis. Garsių užsienio ir lietuvių dizainerių kūriniai stebino originalumu ir išskirtinumu. Iš pirmo žvilgsnio keisti daiktai iš tiesų ypatingi ne tik unikaliomis formomis, bet ir funkcionalumu. Pemko alyvos atstovas Apsaga kviečia pasirūpinti savo automobiliais. Vasaros sezonui pakeiskite alyvą pigiau. Perkant 4 litrus Pemko alyvos gausite 1 litrą dovanų. Akcija vyksta nuo balandžio 15 iki gegužės 15 dienos. Visose degalinėse ir autodalių parduotuvėse.